Tai ką, pradedam mūsų master klasę ir dabar šiandien mes kalbėsim apie turinį ir pradėsim nuo to, kas yra svarbiausia mūsų tekstuose. Ir pirmas dalykas, kurį mes turim visi suprasti, tai kad turinys yra vienas svarbiausių dalykų mūsų projektuose. Ir tai yra vienas svarbiausių dalykų, kuris įtakoja mūsų pardavimus. Bet esmė tame, kad dauguma nevertina labai to turinio naudos, svarbos ir neskiria tam pakankamai laiko, nes iš tiesų, merginos, pardavimai prasideda ne tada, kai jūs pasakojate apie savo produktą, kai jūs susitinkate su žmogumi ir nusakote produkto kainą. Pardavimai prasideda jau jūsų tekstuose, jūsų istorijose, jūsų mintise, jūsų žodžiuose, kuriuos jūs transliuojate savo socialiniuose tinkluose. Ir jeigu jūs neskiriate tam pakankamai laiko, jūs prarandate pardavimus, jūs prarandate pinigus. Tai turinys, kaip ir sakau, vienas svarbiausių dalykų jūsų projektuose ir čia paminėjau ne vieną kartą, kad jūs tai būtent įsidėmėtumėt. Ir visada žalias turinys tai yra lyg žalias šviesoforas, kuris veikia ilgalaikioje perspektyvoje ir toks turinys dirba už jūs ir jums. Dirba už jūs netgi tada, kai jūs miegat, kai jūs atostogaujat, kai jūs baliavojat, ar tai nauji metai, ar jūsų atostogos, jis visada dirba už jūs. Ir tai yra įrodymas to, kaip mano mokinės gauna klientus, nevesdavos net socialinių savo tinklų. Pas jas ateina klientai iš seno turinio, kuris buvo transliuotas daug anksčiau. Ne? Jūs girdėjote Eglės atsiliepimą, kai pas ją ateina klientai į konsultacijas, perka jos produktus per seną turinį. Ir dar kas svarbu suprasti, kad turinys turi kaupiamąjį efektą. Nereiškia, kad jūs dabar pradėsit rašyti postus kažkokius, parašysit porą postų ir viskas pasikeis. Ne, viskas vyksta palaipsniui. Manau, kad jūs visos esat bandę kažkaip save reklamuotis, tai aš skaitau tada, kai mes kažką rašom, kažką pasakojam, tai irgi tam tikra reklama nemokama, ne? Mes bandom save išreklamuoti, naudodami kažkokius scenarijus, kuriam įrašus skirtus tam auditorijos apšiltinimui, kad mes kaip ir sukurtumėm ryšį su auditorija, ne? Siekdami įtraukti skaitytojus. Ir visa tai anksčiau veikia labai efektyviai. Tie visi scenarijai, apšiltinimai, tos visos varonkės, piltuvėliai, rinkodaros, lietuviškai kaip įprasta sakyti. Bet dabar žmonės pavargo tikrai nuo tų nuobodžių scenarijų, nuo dirbtinio viso ažiotažo, jie nebegirdi mūsų ir kai negirdi, jie neperka. Ir tai, kas anksčiau pritraukdavo dėmesį, dabar veikia labai prastai arba išvis jau nebeveikia. Deja, daugelis mokymų vis dar moko tais senais metodais, tvirtindami, kad tas jūsų tinklaraštis automatiškai, jeigu jūs vesit, pritrauks auditoriją ir užtikrins jums pardavimus, užtikrins užklausas ir žmonių ateis pas jūs kreipsis į konsultaciją. Tačiau realybėje mes matom visiškai kitokį rezultatą. Ir žmonės nepasiekia tų norimų rezultatų. Ir tuomet jiems turinio tas kūrimas tampa tik formulamu. Įrašai skelbiami kaip papuola, be jokio tikslo, paskutinę minutę prarandamas ryšys iš vis apskritai su auditorija, prarandamas auditorijos lojalumas. Jūs atrodo dedat labai daug pastangų, tačiau pasiekia labai mažus rezultatus, arba tų rezultatų iš vis nėra. Taip, pas žmonės atsiranda perdegimas, prarandama prasmė, nematoma prasmės iš vis vesti kažką, rašyti, transliuoti ar ten Facebook'e, Instagram'e ar kitose socialiniuose tinkluose. Ir jūsų tinklaraštis papildo dar mirusių tinklaraščių kapines. Nes žmonės tikrai pavargsta nuo tų nesibaigiančių bandymų sistemingai kurti turinį ir dalinasi bele kada, bele kaip, bele kuo. Tiesiog dalinasi todėl, kad sekėjai jų nepamirštų. Ir taip jausdami įtampą vis darosi sunkiau ir atsisakomės vesti tos socialinius tinklus. Ir pradedi galvoti, kad paprasčiausiai ta investicija, kai aš išnaudoju savo ir laiką, ne, jos net neša rezultatų. Atrodo, kad tą laiką gaišti iš vis be reikalo. O dar skaudžiau būna tada, kai jūsų socialiniai tinklai, tinklaraščiai generuoja užklausas, pas jūs ateina, atrodo, žmonės, bet ne tie, su kuriais jūs norėtumėte dirbti, ar ne tie, kurie iš jūsų perka. Žmonės, atrodo, rašo asmeninės žinutės, jums klausia kainos ir jie dingsta. Jie patenkina kaip ir savo smalsumą, tačiau bendravimas toliau su jumis nesitęsia. Ir visa ko esmė slypi tinklaraščio turinyje. Tai vat aš norėčiau, kad jūs atsakytumėte savo klausimą. Ką būtent darote savo tinklaraštyje? Ar tinklaraštyje atsiskleidžia, ar jūsų tinklaraštyje atsiskleidžia prasmės, kurios įtraukia auditoriją ir sukelia tą norą pirkti? Ar jūsų tinklaraštyje kuriamas turinys tik todėl, kad reikia turinio? Nes daugelis žmonių tekstus rašo tiesiog tam, kad kažką parašytų. Skelbia bereikšmius kažkokius tekstus, kopijuoja, kas labai populiaru, konkurentus, jų straipsnis, jų mintis, dalyjasi memčikais, ten video ištraukomis kažkokiamis, ar paprasčiausiai labai paprastai būdavo vedamas turinys, labas rytas Lietuva, kaip gražu, įmetam kažkokią foto, netgi ne savo, ir laukiam auditorijos įsitraukimo, kad čia pas mus pradės pulti ten ir klientai, ir pradės komentuoti po tokiais banaliais postais. Ir paklausiu žmonės, kodėl jie taip daro, jie ką sako, nes visi taip daro, bet tokie tekstai neturi jokios vertės verslui, būtent žiūrint iš verslo pusės, nes šiuose tekstuose neatskleista vertė ir tai yra neprasmingas turinys, nes neaišku nei kam, nei dėl ko, nei kodėl jis yra toks transliuojamas ir kūriamas. Ir toks turinio kūrimas, toks tipas prilygsta tokiai situacijai,
kai siuvėjas siūna rūbus žmogui, nežinodamas, kas ir kodėl juos dėvės. Ar tai bus nuotaka ir siuvama suknelė vestuvėms, ar tai darbininkui gamykloje. Matot, koks skirtumas? Ar 5-mečių berniukui netgi mokykloje, o gal mylimam šuniukui, gal katytei. Jokio supratimo, kam yra kuriamas turinys. Ir pirmasis jūsų tikslas yra suprasti, ko nori skaitytojas ir kodėl jis atėjo pas jūs. Nuo to priklauso jūsų kontekstas, apie ką jūs rašysit. Jeigu jūs rašysit ne tai, ko reikia skaitytojui, jis paprasčiausiai išeis. Mes turim duoti skaitytojui tai, ko jam reikia. Tik tada jis norės skaityti mūsų tekstus. Ir liks tikrai ilgesniam laikui jūsų erdvėje ir bus tikrai patenkintas. Kaip nustatyti, kokią naudą duoda jūsų tekstas? Tam reikia, žinoma, pažinti tikslinę auditoriją. Analizuoti savo tikslinę auditoriją, kas jai svarbu suprasti, kokios problemos ją kamuoja ir pagalvoti, kaip jūsų tekstas gali padėti jas išspręsti. Tas auditorijos, jūsų tikslinės auditorijos supratimas tai yra raktas į aktualaus ir įtraukiančio patrauklaus turinio kūrimą. Kai jūs suprasit jų poreikius, interesus ir problemas, jūs galėsit kurti turinį, kuris su jais rezonuoja. Ir čia daugelis autorių iš tiesų susipainioja. Todėl įsiklausykite dabar atidžiai į mano žodžius. Svarbu suprasti, kokią naudą tekstas suteikia skaitytojai. Ne produktas, ne įmonė, ne kompanija, o būtent tekstas, tai, ką jūs transliuojat. Nesvarbu, ar tai bus postas parašytas teksto formatu, ar bus video. Jums svarbu suprasti, kokią naudą jūs suteikėt skaitytojui. Iki produkto, nes dauguma fokusą daro į būtent produktą. Tai irgi svarbu. Bet pirmiausia, mes turim suprasti, kokią naudą mes norim perduoti klausytojams, skaitytojams. Iki produkto skaitytojas dar turi prisikasti. O šiuo metu mes norime, kad žmonės tik skaitytų mūsų tekstus. Ir naudingas veiksmas, sakykime, tekste, tai atsakymas į klausimą, kaip šis tekstas gali padėti skaitytojui. Galbūt jis jame ras savo problemą, atpažins savo problemą, apie kurią jis dabar iki šiol net nežinojo, nesuprato. Ir iš vis nesupranta, kad jie turi, kad būtent tokia problema yra. Galbūt ras jau savo problemos sprendimą, jeigu jis supranta savo problemą. Geras tekstas skaitytoją pažadina ir suteikia jam naudą. Gerai parašytame tekste naudingas veiksmas veikia skaitytojo naudai. Pavyzdžiui, padeda išsiaiškinti galbūt kažkokį svarbų klausimą, padeda įgyti kompetencijos, sužinoti apie kažką, gauna kažkokią informaciją arba paprasčiausiai tiesiog pralinksmina. Silpname tekste naudingas veiksmas veikia autoriaus naudai. To naudai, kas dalinasi tuo tekstu. Kai jis reklamuoja pastoviai savo produktą, be reklamos savo produkto, aišku, mes irgi neapseisim, bet jeigu mes pastoviai tik tais apie produktą, apie kompaniją, apie produktą, kokią naudą gauna tuo metu jūsų sekėjas, žmogus, kuris skaito jūsų turinį. Jeigu išliejamas, pavyzdžiui, piktis, jūs paprasčiausiai atėjote į dauguma žmonių, nesakysiu, kad jūs, bet dauguma žmonių ateina į socialinius tinklus pakakotą, išlieja pyktį ir laukia kažko. Tas irgi daug įtraukia auditorijos, bet mes esam verslas ir mes į tai nesiorientuojam. Kai žmogus pastoviai demonstruoja save, tai yra visa nauda tik tais jam, pačiam autoriui. Ir kad nenaudingą straipsnį padaryti naudingu, tai reikia atsakyti į klausimą, kaip tai padės mano skaitytojui. O dabar aš norėčiau, kad jūs pasižiūrėtumėte šią lentelę ir atskirtumėte naudingą ir nenaudingą tekstus. Pabandykit pagalvoti. O aš pasidalinsiu, kaip yra iš tiesų. Tai koks tekstas yra nenaudingas? Pasiskusti paprasčiausiai ant šio absurdiško pasaulio. Kritikuoti kažkokį nelaimingą laisvai samdomą darbuotoją, kuris tave apgavo ar kažkaip tau pakenkė. Parodyti, koks jūs esat šaunus ekspertas, galbūt tekstų rašytojas, copywriteris, koreguotojas ir panašiai. Kaip galim paversti šios tekstus naudingais? Prablaškyti, pralinksminti žmonės su absurdo elementais. Vietoj to, kad mes skųstumėmės ant šio absurdiško pasaulio, mes galim paversti šį tekstą prablaškydami, pralinksmindami žmonės su tais absurdiškais elementais, ir savo pykčio ant to pasaulio. Absurdiško. Jeigu mes norim kritikuoti nelaimingą kažkokį laisvai samdomą darbuotoją, mes galim tą tekstą paversti kaip? Per pagalbą kitam žmogui. Padėti kitiems per savo patirtį, per tas patirtį su, kažkas apgavo, Tu perteiki per savo patirtį, perteiki tekstuose, kaip galima išvengti problemų su kažkokiais žmonėmis, pavyzdžiui, laisvai samdomais darbuotojais, kurie jūs apgavo, kažkaip kitaip pakenkė. Ir vietoj to, kad pačiam pastoviai girtis, koks aš šaunuolis ekspertas, koks aš fainas copywriteris rašytojas, mes galim padėti kitiems įgyti kažkokių naudingų žinių, informacijos, tapti netgi jie žmonėms kitiems kompetentingesniais tekstų rašytojais, koreguotojais, pasakodami, pateikdami savo patirtį, pasakodami kažkokias naudingas, duodami naudingą informaciją, kaip reikėtų daryti, galbūt atgalinį ryšį, ir taip mes parodom savo ekspertiškumą, vietoj to, kad mes pastoviai girtumėmės. Ir taip įtraukia jau skaitytoją, nes skaitytojas gauna naudą, jis mato naudą, ateina žmogus pas jūs ir jūs pastoviai, pavyzdžiui, gyrėtės, oi, koks aš fainas, koks aš nuostabus, kas jam iš to? Tu fainas, fainiai, kad tu faina ir viskas, bet kai jūs savo ekspertiškumą pateikėt per naudą klientui, per naudą sekėjui, jis gauna naudą iš jūsų jau tekstuose, jis automatiškai jau pasilieka pas jūs ir jūs davedate paskui jį iki pirkimo. Tai kokia nauda gali būti iš teksto?
Čia surašiau tokias pagrindinės, bet aišku, jų gali būti daug daugiau. Tai pralinksminti paprasčiausiai, sužinoti, ką nors naują informaciją kažkokią gauti, surasti ir kažkokį gerą galbūt produktą, paslaugą, pasirinkti paslaugų tiekėją, patenkinti smalsumą, išmokti kažką daryti, sužinoti kažką naujai, apie kažką, kas liečia jūsų nišą, suprasti savo problemą, tai yra savo diagnostika. Kai žmogus diagnozuoja tai, kas jam yra, supranta savo problemą per jūsų tekstus. Ir klausimai, kuriuos jūs galite užduoti savo, kad suprastumėte auditoriją, paprasčiausiai gali būti va čia tie išvardinti klausimai. Kas šiuo metu rūpi mano auditorijai? Kokie yra jūsų klausimai, problemos ir norai? Koks turinys jiems kelia didžiausią susidomėjimą? Kokią problemą ar klausimą sprendžia mano tekstas? Kokia patirtimi ir žiniomis aš galiu pasidalinti su skaitytojais? Ką jie galės pasisemti iš perskaityto šio mano teksto ir kaip tai paveiks jų gyvenimą, jų verslą, jų tolimesnius žingsnius? Visą tai galite apsirašyti, vien iš to jau suprasite savo auditoriją. Ir jau girdėjote iš manęs ne vieną kartą apie eksperto lauką, aš manau. Kurdami, dar norėjau galbūt paminėti, kurdami turinį, orientuotą į skaitytoją, galėsite jūs kurti ne tik turinį, bet kurti jums bus lengviau strategijas, kurios ne tik pritrauks dėmesį, bet ir išlaikys tą susidomėjimą. Ir vietoj turinio kūrimo dėl pačio turinio, ką minėjau anksčiau, kad kuriamas turinys tam, kad kažką parašyti, kad apie jūs karts nuo karto prisimintų ir jūsų nepamirštų. Jūs pradėsit formuoti jau tikrą ryšį su savo skaitytojais. Prie ko ir eina, prie eksperto lauko. Tokiu būdu jūsų tinklaraštis taps ne dar vienu mirusiu projektu, o aktyvia erdve, kur jūsų auditorija ras naudingą informaciją, paramą ir įkvėpimą. Ir tai padės, žinoma, užmegzti pasitikėjimą, ryšį su auditorija, susidomėjimą tiek jūsų tinklaraščiu, tiek jumis pačiu. Ir kuo daugiau vertės jūs pasiūlysite, tuo didesnė tikimybė, kad žmonės norės grįžti pas jūs ir toliau jūs skaityti. Skaityti jūsų postus, klausyti jūsų istorijas, jūsų video, jūsų audio. Jūsų tekstai taps įkvėpimo ir naudingos informacijos šaltinių žmonėms. O tai galiausiai ir lemia tą gilesnį ryšį su jūsų auditorija ir skatina, žinoma, pirkimus. Aišku, mes šiandien nesustosim ties tikslinę auditoriją, mes įsivaizduokim, kad mes jau visi žinom savo auditoriją, aš manau, visos merginos, kurios čia esate, tikrai analizavo ne kartą savo tikslinę auditoriją ir supranta, kas tai yra. Tai mes prie auditorijos nestabdysim ir neįkvosim tam laiko, bet eisim toliau prie turinio ir eisim prie eksperto lauko. Tai kaipgi reklamuotis tiems ekspertams, kai seni tie būdai, apie kuriuos jau minėjau anksčiau, ir tos nusibodę frazės jau nebeveikia ir auditorija jų negirdi. Manau, kad jūs visi pastebėjot, kad tie, kurie tikrai dirbot online, kad kasdien tampa vis sunkiau ir sudėtingiau parduoti po kažkokio vieno sąlyčio su žmogumi, po vieno įrašo, po vieno webinaro ar vienos istorijos, anksčiau būdavo pasidalinė istorijoje ir tau ateina ten užklausos. Dabar reikia daug daugiau sąlyčio taškų su žmonėmis ir gilių prasmių. Ir ne tik turinė, bet ir jūsų pačiame produkte. Žmonės tapo daug reiklesni ir mums kelia aukštesnius kokybės standartus. Ankstesnis tas požiūris, kuriuo mes naudodavomės visi siūlydami savo paslaugas, mokymus, produktus, mes ant tipo, kaip būdavo, mes jums duosime viską ir iš karto. Dabar tai veikia atvirkščiai. Žmonės visko dabar, sakykime, yra pertekę. Ir jie jau nelinkę mokėti pinigų už tai, kad jūsų produkte visko daug. Anksčiau būdavo, kad kuo daugiau, tuo didesnė galimybė parduoti. Dabar klientai renkasi, kaip jiems jie renkasi ir jie nebenori užgriozdinti, sakykime, to savo erdvės nereikalingais kažkokiais daiktais, taip pat ir su paslaugomis, su mokymais. Jie vertina savo laiką, vertina savo darbo krūvį ir jeigu jie mato, kad kažkoks parduodamas kursas yra didelis apimties, ant visko tiek daug, jiems jau vien žiūrinti tai pasidaro sunku. Ir jie žino, kad tas kursas gali priversti juos visiškai pertvarkyti savo gyvenimą ir greičiau jie nuspręs jau atsisakyti, nei jį pirkti. Šiuo metu mes matom tendenciją, kad žmonės ieško erdvės, kurioje gali suprasti savo problemą ir atrasti sprendimo būdo. Ir mes pereinam nuo to požiūrio, kai mes visada įtikinėjom klientus, kad tau reikia būtent to, nuo tos tendencijos, kad pasirink, kas atitinka tavo poreikius dabar. Paskui suprasi toliau, kai pasakosiu, apie ką aš čia turiu omenyje. Ir visą tai mes galim duoti savo sukurtoje erdvėje, eksperto savo lauke. Ką aš turiu omenyje, sakydama eksperto laukas? Eksperto laukas tai yra jūsų tinklaraštis, jūsų erdvė, kurioje susijungia jūsų mintis, jūsų patirtis, jūsų įgūdžiai, jūsų kažkoks unikalus galbūt požiūris. Tai vieta, kur atsiskleidžia visos jūsų prasmės, jūsų vertybės. Jūs ten atsiveriate kaip ekspertas ir kaip žmogus. Čia vyksta tas šiltas bendravimas su auditorija, atsiskleidžia jūsų filosofija, žmonės mato ir supranta jūsų požiūrį, supranta jūsų vertybės ir jie nori likti kartu su jumis jūsų lauke. Ekspertų laukas suteikia galimybę ne tik sekti ekspertą ir skaityti jo įrašus, bet ir bendrauti artimiau. Vat tas laukas ir yra erdvė, eksperto. Tai grupės, chatai, kanalai, įvairiose platformose tai gali būti, bet aš akcentuojuosi tik tais į du. Tai vat ta erdvė, kur žmogus pasineria į eksperto lauką ir auga jisai per jūsų turinį. Žmogus ateina į jūsų lauką, pasineria į jūsų turinį ir ten atranda tai, kas jam šiuo metu yra aktualu. Atranda jam aktualias temas. Čia jis renkasi pats jūsų lauke. Apie ką aš sakiau, kai mes nurodydavom, ką reikia jam klausyti, ką pasižiūrėti, o jis čia turi galimybę pats pasirinkti tai, kas jam yra naudinga.
šiuo metu. Pavyzdžiui, jūs nori kurti turinį socialiniuose tinkluose, bet jam sunku pačiam atsiskleisti. Tuomet, kaip būdavo anksčiau, mes iš karto jam būtumėm kišę, kaip kurti turinį socialiniuose tinkluose. Duodam kažkokią instrukciją, ne? Bet jeigu jam sunku atsiskleisti, mes jį galim nukreipti į seminarą galbūt kažkokį, į audio, į video, į tekstą, į PDF formatu kažkokią knygą. Kodėl tau sunku atsiskleisti? Jis nežino, pavyzdžiui, kaip vesti socialinius tinklus. Tada paprasčiausiai atsisiunčia instrukciją socialiniai tinklai nuo nulio. Čia kaip pavyzdį aš duodu. Žmogus pats pasirenka tai, kas jam šiuo metu yra aktualu ir tai, ko jam reikia. Eksperto laukas, tai kaip švediškas stalas, meniu, ne? Jis ateina, renkasi pats, ko jis nori, tai, ko jam reikia šiuo metu. Mes jam nekišam tai, ko mūsų manimų jam reikia. Mes žmogaus nestumėm, mes jo nespaudžiam. Jis jaučiasi laisvai, jis pats renkasi tai, kas jam aktualu. Ir jūsų kanale informacija, postai, video taip sudėlioti, kad kiekvienas elementas yra susijęs tarpusavyje ir papildo vienas kitą. Įtraukia žmogų ir jis eina nuo vieno posto prie kito, vis gilindamasis ir skaitydamas, renkasi tai, kas jam dabar aktualu, kas atitinka dabartinius jo poreikius. Ir jis nesijaučia spaudžiamas. Ir toks gerai apgalvotas turinys padeda žmogui laisvai jaustis ir žingsnis po žingsnio suprasti savo problemas, suprasti savo troškimus ir atskleisti tą poreikį, kuris galiausiai paskatina jį pirkti. Jis nespaudžiamas, nevaržomas, renkasi, eina žingsnis po žingsnio, renkasi pats ir jūs taip davedate savo turiniu prie pirkimo. Sutikit, kad mums visiems patinka pirkti, bet mums nepatinka, kai mums parduoda, kai mums kiša per prievartą. Mes norim jaustis savo gyvenimo valdovais ir patys priimti sprendimus. Būtent tokį efektą visi norime ir pasiekti, ne? Ir tai įmanoma, kai kūrėme savo eksperto erdvę, savo lauką eksperto. Kai žmogus ateina pas mus į mūsų erdvę, į mūsų lauką, pasineria į mūsų turinį ir atranda savo naudingus straipsnius, suvokia savo problemą ir svarbiausia, randa ten savo sprendimą. Palaipsniui jis vis gilinasi, mato naudą ir vis jis labiau įsitraukia. Jūs jį įtraukiat per savo turinį, jis nori mokytis, nori likti jūsų erdvėje. Taip mes užauginame žmogų ir jo poreikį pirkti. Tai kokios platformos geriausiai tinka kurti ekspertų lauką, tai yra, aš buvau dar anksčiau įtraukusi Facebooką, bet dabar aš Facebooko atsisakau ir palieku tik 2 kanalus. Tai yra Telegram ir YouTube. Telegramo, mano požiūriu, Telegramas yra pati geriausia, efektyviausia erdvė pradėti, ypač pradedantiesiems. Labai lengva, labai paprasta ten viską daryti ir Telegram suteikia tikrai labai šiltą bendravimą. Tu gali sukurti labai artimą ryšį su savo auditorija. Žmonės gali tiesiogiai bendrauti su jumis, ko neleidžia YouTube. Ne? Apie Facebooką mes galim kalbėti, jeigu jūs ten kūrėt grupės, jis irgi leidžia tokią galimybę, kaip ir arčiau, nėra tokio artumo kaip Telegrame, bet, kiek žinom, Facebookas labai dabar deda visiems blokus. Ne? Ir kuo toliau, tuo bus sunkiau ten dirbti, todėl aš jį išbraukiau. Iš tokios laisvos galimybės dirbti, ne? Bet jeigu jums ten gerai sekasi, jeigu jūs ten turit grupės, aišku, jokių būdų nemesti, galim pritemti tą auditoriją į Telegramą po truputį ir kurti ten tą erdvę savo, ne? Bet Telegramas leidžia mums sukurti tą artumo tokį jausmą. Telegram kanale galim dalintis ir įrašais, ir balso žinutėmis, postais, ne? Vaizdo įrašais, taip pat rengti vaizdo ir garso pokalbius. Tam nereikia netgi ir Zoomo, ne? Mes galim iš karto eiti į Telegramą ir daryti susitikimus laivus. Netgi audio laivus, ne tik tais video laivus, ne? YouTube yra sudėtingesnis, čia sudėtingiau surinkti auditoriją ir nėra to giluminio bendravimo, tačiau ši platforma puikiai tinka ilgų vaizdo įrašų talpinimui, ir kuriais mes paskui galim dalintis kitose socialinėse platformose. Ir rekomenduoju tikrai pradėti nuo Telegram, o efektyviausias kažkokias temas perkelti į YouTube. Kodėl eksperto laukas ir geras turinys yra taip svarbu? Jis suteikia galimybę nedaryti, pavyzdžiui, sudėtingų istorijų, kas nenori, kam nepatinka, ne? Rašyti kažkokių ilgų scenarijų, apšiltinimų ir suteikia labai didelės galimybės uždirbti. Kaip ir minėjau prieš tai, gauti galite paprasčiausiai pinigus ir uždirbti iš reklamos, galite vesti Telegram kanalus, net nerodydami savęs, nekurdami savo kažkokių istorijų, nedarydami live. Galite ant svetimo turinio, naudodami svetimą turinį, uždirbti pinigus. Pardavimai dabar jau sukasi ne per teisingus kažkokius scenarijus, istorijų scenarijus, o apie jūsų lauką, turinio kokybę ir tai, kiek žmonių jūsų lauke, jūsų ekspertų erdvėje atranda tai, ko jiems reikia. Kas žmogų įtraukia į tą lauką? Jūsų laukas turi atitikti jūsų pozicionavimą, atitikti jūsų nišą. Ne? Jeigu jūs vedate savo Telegram kanalą, erdvę, kaip eksperto erdvę, o ne dirbate jų Telegram vedate ne dėl reklamos, naudodami svetimą kažkokį turinį. Čia kalbame apie eksperto lauką, kai žmogus vedate, ne, iš savo ekspertiškumo, iš savo asmenybės. Tai jūsų laukas, erdvė eksperto turi atitikti jūsų pozicionavimą, nes jeigu jūs 90% ten dalinsitės turinio, kaip jūs leidžiate laisvalaikį, kaip smagiai apsipirkinėjat, tai didelė tikimybė, kad žmogus kreipsis pas kitą ekspertą, kur jis ras savo problemos sprendimo būdą. Sėkminga sėkmė niekam jau nebeįdomi, žmonės pavargo nuo to ažiotažo, dirbtinio grožio, melo, instagraminių paveikslėlius. Žmonės po pirmo susitikimo, kaip minėjau, jau nebeperka, jiems reikia daugiau laiko ir eksperto erdvė
leidžia tą galimybę nebūti šalia jūsų, susipažinti su jumis, perprasti jūs, pamatyti, kas jūs per žmogus, kas jūs per ekspertą, kas per ekspertas, ir jam yra lengviau pasirinkti tą žmogų, kuriuo jis gali pasitikėti ir kuris gali jam padėti. O laukas ir yra ta vieta, kur ekspertas gali parodyti ir įrodyti savo kompetenciją, savo įgūdžius. Svarbu, kad pas jūs atėjęs žmogus jaustų jūsų tą šilumą, rūpestį, ne? Todėl jis ir norės, kad jisai norėtų būti šalia jūsų, išlikti ilgam šalia jūsų. Jis norės būti šalia jūsų, vaikščioti jūsų erdvę, vaikščioti kabutėse, ne? Jis vaikščios per jūsų postus, per jūsų turinį ir augs, tobulės per jūsų turinį, kol galų gale prieis iki pardavimo. Ir geras turinys, tai visų pirmiausia, yra kaip gera reklama. Tai yra prasmės. Būtent jos parduoda 24 metais ir parduos 25 metais. Auditorija pas blogerius į eksperto erdvę ateina ne tik tais dėl žinių, bet ir dėl galimybės pabūti su žmogumi, pabūti jo lauke, pabūti šio eksperto, kurį jis pasirinko, kuris galbūt daug pasiekė, pabūti erdvėje jo, asmeniškai pabendrauti, perimti galbūt jo mąstymo būdą, patirtį, pasikrauti energijos ir panašiai. Tai nuo ko reikėtų pradėti? Kad užpildyti tą eksperto erdvę tuo turiniu, naudingu turiniu, kuris pritrauks auditoriją, tai yra turinio bazė. Mes turim kurti turinio bazę ir pagrindinis elementas pritraukiantis ir traukiantis auditoriją. Informacijos bazė. Yra poreikių, su kuriais dirbate rinkinis. Žmogui reikia nuo kažko pradėti ir mes turim jį davesti iki to, sakykime, sunkesnio turinio, gilesnio turinio. Pradedam nuo lengvo, ne? Mes nenardinam žmogaus į savo turinį, ne 12 metrų po vandeniu. Taip. Nes jisai ten nuskęs ir nebegalės išsikapstyti ir išsigas jūsų. Informacijos bazė jūsų eksperto erdvėje turi būti struktūrizuota, dozuota. Žmogus, kad žingsnis po žingsnio eis, gilinsis į turinį, kad nepaskęstų toje informacijos jūroje. Dažniausiai ekspertai pradeda ir lengviausia pradėti nuo lengvai to suprantamo turinio ir paprastų kažkokių įrankių. Pavyzdžiui, trumpo vaizdo įrašų formulė. Ne? Pas mane kanale jūs matėte yra prisektų tokių paprasčiausių dalykų, kurie yra aktualūs ir naudingi. Pavyzdžiui, nemokami auditorijos pritraukimo būdai, ne? Kas domina, pritraukia auditoriją ir paskui po truputį jisai nuo vieno posto eina prie kito posto, nuo audio prie video, galbūt jūs padarot tokį voratinklį turinio, kas jį įtraukia, ne? Ir kai žmogus jau susipažįsta su tais pagrindiniais, bet baziniais kažkokiais dalykais iš jūsų nišos būtent, kas aktualu iš jūsų nišos, perduoti ir suprasti žmogui pačiame bazinėme lygyje. Jis jau pasirengęs gali eiti gilyn, kur jam atsiskleis žingsnis po žingsnio irgi ta svarba ir turinio gilis. Jūs ten jau atskleisit gilias prasmes. Mes analizuojam, rodom, diskutuojam, pavyzdžiui, rodom apie pardavimus, galbūt apie reklamą, mąstymą, kodėl tai neveikia, kodėl veikia, kokios kliūtis yra ir kodėl. Reikia tai daryti. Imam savo nišą, auditorijos problemas ir kūriam naudingą turinį. Žingsnis po žingsnio, sluoksnis po sluoksnio duodam informaciją nuo paprasčiausio iki gilios ir prasmingos informacijos. Taip žmogui nebus tos atmetimo reakcijos, nes ne visi jų gali iš karto nertis gilin. Aišku, ateis galbūt, kurie eis jau iš karto giliau, kurie jau jūsų nišoje yra galbūt ne 1 metai ir kur nori tais pasitobulinti, ne? Bet ne visi tai gali daryti, dauguma ateina žmonių nuo faktiškai nulio ir jiems reikia žingsnis po žingsnio eiti po truputį, kad galėtų jau panerti į 12 metrų gylį, sakykime. Tai lyg klasės, ne? Pradedam nuo pirmos klasės, nuo pirmoko ir davedam iki 12. Ir kai jau eina iki universiteto, jis ateina pirkti. Nors gali pirkti, aišku, ir anksčiau. Nemokamas produktas. Kas yra nemokamas produktas, kurį aš irgi rekomenduoju visiems turėti. Tai yra tikrai labai svarbus aspektas ir gerai sukurtas nemokamas produktas veiks labai ilgai. Tai pavyzdžiui, nemokamas gali būti online seminaras. Ne? Aš, pavyzdžiui, vedžiau irgi tą laivą. Tai yra nemokamas produktas. PDF kažkokia knyga. Ir jau vien tai žmogų gali davesti klientą, sekėją iki pardavimo, iki pirkimo. Tokiu atveju pirkimas tampa natūralus. Dabar aš jums parekomenduosiu pasižiūrėti mano postus nuo to, kaip aš jūs davedžiau iki pirkimo. Kai baigsiu dabar teoriją, galėsim dar daugiau apie tai pakalbėti. Bet visoms rekomenduoju pasižiūrėti nuo pačio pirmo posto ir perskaityti visus postus iki šiandien dienos. Ten yra keletą postų, kaip ir sakyti, iš kitos operos, kurios šiaip dar papildžiau, kad nebūtų vien tik tais tas apšiltinimas, ne, sakykime, kuris veda iki pardavimo. Ten buvo toks daugiau nejuokingas, bet, šiaip, dėmesį išblaškantis, praskraidinantis nuotaiką. Vienu žodžiu išsikalbėjau. Ok, tai nemokamas produktas. Tai yra tas svarbus aspektas, kurį visoms rekomenduoju. Ir per nemokamą produktą, tai lead magnetas, pavadinkim taip, lydas, manau, suprantate visos, kas yra lydas. Lydas yra žmogus, kuris
būsimasis, galim sakyti, jūsų pirkėjas, kuris susidomėjo jumis, jūsų produktais, o lead magnetas tai yra tai, kas patraukia tą lydą žmogų. Bet aš nevadinu tais lead magnetais, man daugiau norisi vadinti žmonėmis. Tai vat nemokamas produktas patraukia žmogaus dėmesį ir per nemokamą produktą jūs galite sudaryti tą grandinėlę žingsnius, kas įtraukia ir daveda žmogų iki pirkimo. Todėl aš ir rekomenduoju jums perskaityti visus mano postus iki šios dienos. Dabar mini produktas. Mini produktas tai yra mini produktas, kuriame esate jūs dabar pas mane. Kaip jau kalbėjom, žmonėms dabar reikia daugiau laiko, kol jie apsisprendžia pirkti. Jie nebėra pasirengę mokėti iš karto ir ypač jei tai yra brangu. Jie nori jūs geriau pažinti, jie nori jūs pamatyti iš arčiau, pamatyti jūsų kompetenciją, ką jūs duodat, pažinti jūs, paklausyti, pamatyti netgi kaip jūs kalbate, kaip dirbate. Pavyzdžiui, aš dabar užsikirtau ir galbūt kažkam nepatinka, ar jis nenorės daugiau eiti su manimi ir dirbti. Bet aš esu tokia, kokia esu, aš esu žmogus ir aš galiu klysti, galiu užsikirtinėti, bet man tai netrukdo dirbti ir uždirbti, o kitam žmogui galbūt tai trukdo. Ir aš suteikiu galimybę parodyti save ir jam pamatyti mane, kaip aš dirbu, kad jis galėtų galbūt vėliau pasirinkti arba mane, ar jeigu aš nepatinku, jam pasirinkti kitą ekspertą, kuris jam gali padėti. Tai tie mini produktai suteikia galimybę žmogui atsirinkti savo ekspertą, pamatyti to eksperto kompetenciją ir jeigu jūs vedate kažkokius mokymus, tai jiems reikia iš tikrųjų žmogui pamatyti, išgirsti jūs, kaip jūs kalbate, ar jis iš vis apskritai galės jūsų klausytis. Todėl jūsų ta produktų linija ir reikalingi mini produktai, nemokami produktai, kurie daveda žmogų iki pardavimo. Ir tai lemia, kiek pinigų jūs turėsite parduodant savo flagmaną. Aš nieko nepardavinėsiu, aš iš karto jūs galiu nuraminti. Aš ne tam sukūriau dabar šį mini produktą, bet jeigu mes žiūrim pagal tą grandinėlę, kaip mes vedam žmogų iki pardavimo, kai mes norim parduoti savo pagrindinį produktą, tai yra flagmaną, mes kūrėm mini produktą, mes kūrėm nemokamus kažkokius webinarus ir davedame žmogų iki pardavimo. Bet mano tikslas yra ne toks ir pasidalinsiu, kokiu būdu aš dabar dirbu ir kokiu būdu rekomenduoju dirbti kitiems. Tai pirkdami nebrangius mini produktus, žmonės su jumis susipažįsta ir nusprendžia, ir tai lemia jų tolimesnius žingsnius. Pagrindinį produktą dažniausiai perka tie, tą flagmaną, jeigu jis ypač brangus, tie, kurie anksčiau pirko nebrangius jūsų produktus. Šie žmonės jau pasineria į jūsų tą ekosistemą, su jumis susipažįsta, gauna kažkokią naudą, galbūt netgi pasiekia rezultatus iš jūsų mini produktų, paėmė informaciją, nes jie tikrai turi būti naudingi, kad žmogus norėtų eiti ir toliau kartu su jumis, kad būtų pasirengę perėti į kitą lygių santykį. Ir remiantis mano statistiką, visi, kurie įsigijo mano brangų produktą, iki to naudojosi nemokamų mano produktų. Ar anksčiau buvo įsigiję tokius mini produktus, Tai darbas su baze, nemokamais ir mini produktais yra geriausias auditorijos apšiltinimas. Jei esate ekspertas, iš esmės jūsų visas turinys yra jūsų nulinis nemokamas produktas, pagrįstas jūsų patirtimi, o ne manipulacijomis. Jūsų turinys, kodėl aš šiandien akcentuoju, kad turinys yra labai svarbu. Tai jūsų turinys yra tas nulinis nemokamas produktas, kuris daveda žmogų iki pardavimo. Jūs parduodat ne tada, kai jūs pasakot kainą, pasakojat konsultacijų metu apie savo produktus, o jūs parduodat jau vesdami turinį. Per turinį žmogus gali suvokti savo problemą, iš tikrųjų gauti diagnozę ir pasirinkti jūs kaip ekspertą, kuris padės ją išspręsti. Iš daugumos neperka ne todėl, kad jie kažkokie blogi ekspertai, o todėl, kad nežino jie, kaip kurti turinį ir perteikti savo produkto vertę. Todėl žmonės nesirenka ir jeigu iš jūsų neperka, tai yra didžiausia, tokia giliausia priežastis. Kitas svarbus dalykas, kurį reikia suprasti, tai, kad niekas negali vesti jūsų tinklaraščio geriau nei jūs pats. Niekas negali perteikti jūsų minčių, jūsų vizijos, jūsų supratimo, taip kaip jūs galite perduoti pats. Nė vienas marketingistas, perėmęs jūsų socialinių tinklų vedimą, negali suprasti, diagnozuoti ir atskleisti problemų ir jų sprendimo taip kaip jūs, kaip pats specialistas. Todėl aš nerekomenduoju samdyti kažkokių ekspertų, kurie valdytų jūsų kanalus. Tai netaikoma fiziniams produktams. Fiziniams produktams galima samdyti ir labai puikiai viskas veikia. Čia mes kalbam apie eksperto erdvę. Ir turinys yra jūsų vertingiausias produktas. Jūsų auditorijos dydis, žmonių kiekis, kurie ateis pas jūs, pardavimų apimtis ir pajamos priklauso nuo to, kaip tai atliekate. Kas joje yra ir ant kiek yra atskleistas jūsų darbas, jūsų darbo metodai. Kiti žmonės neturi jūsų unikalių žinių, o galutinis rezultatas priklauso tik nuo jūsų. Todėl jūs esate atsakingi už savo turinį. Faktiškai pakanka dviejų turinio tipų. Turinys skirtas klaidai, tai plačiai auditorijai skirtas turinys ir turinys skirtas pardavimams. Anksčiau, kai mes kurdavom, pavyzdžiui, Reelsus,
kad sukurti vieną tą turinio vienetą buvo labai sudėtinga tokia užduotis, nes tas turinys turėjo atlikti daugybę funkcijų vienu metu. Pavyzdžiui, Reels turėjo būti ir madingi, ir populiarūs, ir demonstruoti jūsų ekspertiškumą, pademonstruoti jūsų patirtį, atskleisti asmenybę, klientų problemą kažkokią atskleisti ir netgi galbūt parduoti. Ir toks daugiafunkcinis požiūris buvo per daug apkrautas, per daug sudėtingas ir reikalavo labai daug pastangų. Dabar procesą supaprastiname, padaliname turinį į dvi pagrindinės kategorijas. Turinys skirtas klaidai, tai yra plačiai auditorijai skirtas turinys, pasiekiamumui, ir turinys skirtas pardavimams, gilumui. Turinys skirtas klaidai, tam pasiekiamumui, plačiai auditorijai, šio turinio tikslas yra pasiekti kuo didesnę auditoriją, kad apie jūs sužinotų kuo daugiau žmonių. Jo užduotis yra pritraukti dėmesį, patraukti dėmesį žmonių, sudominti ir plėsti savo auditoriją, plėsti savo eksperto lauką. Kuo daugiau žmonių kasdien sužinos apie jūs, tuo greičiau augs jūsų sekėjų skaičius ir formuosis šiltų klientų bazė, kurie jau jūs pažįsta, kurie pažįsta jūs kaip prekės ženklą. Kai turite tokią bazę, tampa labai lengva kurti ir parduoti masinius produktus. Ir tas klaidos turinio tikslas - tai pateikti jūsų prekės ženklą naujai auditorijai ir patraukti jos dėmesį. Šioje fazėje mums nereikia gilintis į kažkokius darbo metodus ar kažkokią ženklo filosofiją. Tam yra dar per anksti. Svarbiausia yra paprastumas ir konkretūs pavyzdžiai, kurie padėtų greitai judėti į priekį ir sudomintų naujus žmones. Sklaidos turinys ir pardavimų turinys turi skirtingas užduotis, bet bendrą tikslą - pardavimą. Sklaidos turinys tai faktiškai yra reklama. Jo tikslas, kad kasdien jūs pamatytų didesnis kiekis naujų žinių ir sužinotų apie jūsų prekės ženklą. Kai jūs pritraukiate naujus sekėjus, jie automatiškai pradeda šilti, formuodami šiltų sekėjų būsimų klientų bazę. Įsigilinkite tai, supraskite, paskui apie tai galėsim dar pakalbėti. Ir tai sukuria tvirtą pagrindą jūsų augimui. Jūs galite paleisti masinius produktus, didinti kainas ir daugiau nuo to uždirbti, kai pas jūs yra bazė didesnė žmonių. Taigi turinys skirtas klaidai atlieka pagrindinę užduotį, kasdien pasiekti vis naują auditoriją ir pritraukti jų dėmesį, įtraukti naujus sekėjus. Tai turinio tas tipas padeda parodyti save pasauliui, jūsų saviraiškai, kad jūs egzistuojate, parodote, kad jūs esate aktyvūs, kad jūs iš vis apskritai esate pasaulyje ir jūs esate pasiruošę bendrauti. Jūs esate pasiruošę padėti žmonėms. Ir turinys skirtas pardavimams, tai yra giluminis turinys. Tai kai jūs patraukėt žmonės ir sakiau pasiruošę padėti žmonėms, jau pati pagalba ateina per jūsų eksperto lauką ir per giluminį turinį. Tai tas turinys skirtas pardavimams. Pardavimams skirtas turinys nereiškia, kad jūs tuo turiniu parduodat. Jeigu atidžiai klausėtės, aš sakiau, kad mūsų turinys, kurį mes vedam, mus parduoda ir veda klientą iki pardavimo. Ne? Parduoda nereiškia, kad mes sakom kainą. Parduoda jūsų turinys, tai, ką jūs rašote, tai, kuo jūs dalinatės. Todėl jis ir vadinasi turinys skirtas pardavimams, ne? Pardaviminis turinys. Ir šio turinio tipas skirtas tiems, kurie jūs pažįsta. Žmogus susipažino, apie jūs sužinojo, pavyzdžiui, per Reelsą, jis ateina pas jūs į kanalą, jis jau žino kaip ir jūs. Ir tai yra kanale ta bazė, apie kurią kalbėjau, turinio bazė, pradeda žingsnis po žingsnio, nuo 1 klasės eiti iki 12 klasės, kol pasiekia universitetą. Ir tas turinys, tas giluminis turinys, padeda jau atskleisti jūsų darbo principus. Čia per jūsų video, per postus, per audio, jau atsiskleidžia tos gilios prasmės. Ir per jūsų lauką vedamas žmogus iki pardavimo. Čia rodome, kaip jūsų produktas sprendžia jau kliento problemą, pasakojame apie naudą, apie savo produktus, apie savo darbo metodus ir raginame veikti, pavyzdžiui, įsigyti produktą, įsigyti paslaugą ir panašiai. Aišku, ne kiekviename poste. Eksperto erdvėje vedamas turinys padeda žmogui priimti sprendimą. Ar tai esate tas žmogus, jūs, kuris jam yra šiuo metu reikalingas? Ar jūs esate tas žmogus, kuris padės jam išspręsti problemą? Jis supranta, kodėl jis turi rinktis jūs. Ir vartodamas, sakykime, jūsų turinį, jis pradeda žingsnis po žingsnio jumis vis daugiau pasitikėti. Taip paskui daug lengviau klientams priimti sprendimą pirkti. Ir visą šį procesą mes galim padalinti į 3 etapus. Tai plačiai auditorijai skirtas turinys yra sklaida, tai yra Reelsai, Shorts, TikTok reklama, abipusis PR'as. Šie formatai pritraukia naują auditoriją ir kelia susidomėjimą jumis, kaip žmogumi, kaip ekspertu. Eksperto laukas. Čia mes vedame pagrindinį turinį. Tai yra jau Telegram, YouTube. Kas dirba dar ir Facebook'e. Mes giliau panardiname jau čia auditoriją, bendraujame su ja ir atskleidžiame savo pagrindinės tas prasmes, jau gilias prasmes perduodame. Ir pardavimai. Kai publika jau yra apšilusi jūsų auditoriją, su jumis susipažinusi, ji pasiruošusi iš jūsų pirkti. Tai gali būti ir seminarai, ir postai, ir kažkokios pamokos, maratonai, intensyvai, masterklasė, meistriškumo tos klasės, kuriuose pristatome ir parduodame savo produktą. Tai sklaida, ekspertiškumas ir pardavimai. Kaip paskirstyti dabar visam tam laiką? Žiūriu, man spalvas mano
pagalbininkė pakeitė. Nu, manau, kad suprasite, ne? Tai žiūrėkit, dabar yra sklaida, tai yra plačiai auditorijai skirtas turinys, ne? Turinys dalinamas į du tokius būdus, kaip kurti turinį. Sklaida, plačiai auditorijai skirtas turinys, per kurį mes pritraukiame, pardavimo turinys, eksperto laukas ir pardavimai. Pirmieji du etapai sklaida, tai yra reklama, ne, ir ekspertiškumas yra patys sudėtingiausi dalykai. Ir vedimo turiniui toks sudėtingiausias būdas. Galbūt sunkiausias iš pat pradžių. Pardavimai tampa kur kas lengvesni, kai jau turite šiltą auditoriją. Nors dauguma galvoja, kad pardavimai yra pats sunkiausias dalykas, bet iš tiesų pardavimai yra pats lengviausias dalykas ir pats lengviausias būdas parduoti, kai pas tave veikia turinys, kai pas tave sukurtas toks turinys, kuris parduoda ir daveda klientą iki pirkimo pats. Jums faktiškai nebereikia dirbti. Susitikimo metu jūs papasakojate apie save, o klientas jau yra priėmęs sprendimą pirkti. Jis ateina tik jūs faktiškai pamatyti, pasižiūrėti dar į jūs, susipažinti iš arčiau ir perka, moka paprasčiausiai iš karto pinigus. Nes jeigu jūs nebeda turinio, jeigu pas jūs turinys nėra, jeigu jūsų turinyje nėra tų giliai perduodamų prasmių, nėra ryšio su auditorija, jums tenka labai daug patirbėti konsultacijų metu ir stengtis parduoti. Jums reikia tada įtikinėti klientą, kad jis pirktų ir kad jūs esate tas ekspertas, kurio jam reikia. Jeigu pas jūs yra geras turinys, jums konsultacijos metu to daryti nereikia. Tai va, reikia svarbiausia dabar jums paskirstyti teisingai laiką. Ne? Laikas, jeigu sklaidai plačiai auditorijai, pakanka 20% jūsų laiko. Pardavimo turiniui, eksperto laikui čia yra didžiausias mūsų skirtas laikas 60-70% ir tada pardavimams atitenka tik 10-20%. Didžiausia laiko dalis turėtų būti skiriama ekspertiškumui, tam eksperto laukui kurti. Nes čia jūs kūrėte santykius su auditorija, gilinate su jais ryšį. Tai vieta, kur žmonės jaučia ryšį su jumis ir supranta jūsų vertę. Ten, kaip jau ir minėjau, pažįsta jūs kaip ekspertą, kaip žmogų, kaip asmenybę, supranta jūsų vertybės ir tas turinys jam suteikia galimybę priimti teisingą sprendimą, pirkti iš jūsų. Todėl ekspertams ryšį galima pajusti tik ten, kur yra pats žmogus, pats ekspertas, todėl būtina vesti eksperto lauką pačiam, neperduoti kitiems žmonėms. Būna taip, kad užsuki pas kažką į Telegram kanalą arba Facebooką, ne, ir atrodo, viskas puikiai parašyta, įrašai profesionalūs, nušlifuoti, gerai parašyti, bet vis tiek ten nesinori pasilikti. Nėra tos šilumos, nėra gyvybės, trūksta pačio eksperto, trūksta pačio žmogaus. Ir tai būna tada, kai žmogus postus rašo ne pats. Tai matosi tikrai ir jaučiasi, nes niekas negali kitas tai parašyti geriau nei jūs patys. Niekas negali jūsų minčių perduoti taip gerai, kaip jūs pats. Todėl beveik visas jūsų dėmesys, norint sukurti ryšį gilumą, nueina į lauką, į eksperto lauką, kur kuriami santykiai su žmogumi. Reklamai, tai sklaidai, reelsams savo skiriame apie 20% laiko. Nes jos tikslas yra tik patraukti dėmesį, parodyti save ir sukelti susidomėjimą. Pardavimai, kaip minėjau, užima tada tik 10-20% laiko, priklauso nuo to, ant kiek jūs stipriai plėtojot savo eksperto lauką ir kaip gerai yra apšildyta jūsų auditorija. Taigi pagrindinis laikas turėtų būti skiriamas ekspertiškumo laukui, kur jūs gilinate bendravimą su auditorija, atskleidžiate savo kompetenciją ir prasmes. Tai pati svarbiausia dalis, nes čia vyksta tas tikras kontaktas su jūsų šiltais klientais, su jūsų būsimais pirkėjais. Kodėl dabar ta strategija, prie kurios mes visi įpratę 50 praranda tas galimybės? Šiuo metu tikrai visi dar daugelis, ne visi, bet daugelis dirba pagal tą seną schemą, 50% dėmesio skiria sklaidai, reklamai ir 50% skiria pardavimams. Jie nuolat kuria reelsus, shortsus, tiktokus, leidžia reklamą, reguliariai kviečia į kažkokias konsultacijas, webinarus ir iš karto bando parduoti. Matot, kame yra problema? Nėra ryšio su auditorija. Kodėl sunku parduoti? Mes kūriam turinį šaltai auditorijai skirtą, ir paskui iš karto tą auditoriją vedam į pardavimą. Nėra ryšio su auditorija, todėl nėra ir pardavimų. Nėra tos bazės, kur būtų žmogui galima užmegzti ryšį kartu su jumis, jūs negalite užmegzti ryšio su auditorija. Nėra to eksperto erdvės, kur sekėjai pamažu virsta jūsų prekės ženklo ambasadoriais. Tie, kurie toliau laikosi tos strategijos 50-50, praranda labai didelės galimybės. Jie nesugeba išsiskirti iš konkurentų, nes auditorija neturi vietos, kur galėtų artimiau su jumis susipažinti, su jūsų turiniu, su pačiu ekspertu, su jūsų asmenybė. Tokiu atveju žmonės pradeda ieškoti kitų ekspertų, kurie kūrė tą gilesnį turinį, naudingą turinį ir užmezga nuoširdų ryšį. Ir būtent pas tokius ekspertus jie perka. Nepamirškim, žmonės, apie ką minėjau, žmonės nebeperka po pirmo kontakto. Jiems reikia daugiau laiko priimti sprendimą. Todėl šiandienos tendencija rodo, kad bus kūriamas tos erdvės, eksperto laukai, kur žmonės galės glaudžiai kurti ryšį, bendrauti su savo auditorija. Kurdami reklaminį turinį, kuris skirtas plačiai auditorija jūs pritraukėte tik šaltus žmonės, nepažįstamus žmonės, jie dar iš jūsų nepasiruošę pirkti. Jiems reikia laiko su jumis susipažinti. Kur jie gali su jumis susipažinti? Žiūrėdami tą patį šaltą turinį, kuris skirtas plačiai auditorijai, TikToką, Instagramą. Instagrame mes irgi negalim atskleisti ir sukurti tos ekspertų erdvės. Mes negalim ten
sukurti to ryšio su auditorija. Ir jūs išeikvojat labai daug laiko pritraukdami nepažįstamus žmonės, bet nesuteikiate galimybės jiems su jumis susipažinti iš arčiau. Jie negali jūsų įvertinti kaip eksperto, kaip žmogaus, ir jūs prarandate auditoriją, kuri gali tapti jūsų klientais vėliau. Todėl būtina kurti dabar, tuoj pat, pasibaigus mūsų susitikimui, sukurti savo erdvę, kur žmonės galės su jumis susipažinti. Pasižiūrėkime dabar, kas tinka plačiai auditorijai, koks turinys. Plačiai auditorijai labai gerai tinka greitas, naudingas diagnostinis turinys, kuris padeda pačiam žmogui atpažinti ir suprasti savo problemą. Kai žmogus žiūri į tai, kas parašyta galbūt, arba į jūsų shortsus, tiktokus, reelsus, ir žiūri ir galvoja, tai štai kas man yra. Va čia kalba apie mane. Afigėta, o aš maniau, kad yra visai kitaip. Kai žmonės jūsų turinyje randa save. Dabar aš jums pateiksiu 2 pavyzdžius, ir kuriame pavyzdyje yra diagnostika. Pabandykite atspėti, pabandykite atsakyti, kur yra diagnostika. Kaip atsikratyti nerimo ir nebijoti pokyčių. Antras. Prisijimti ant savęs daugiau pareigų, kurios viršėja jūsų galimybės, tai nėra apie ambicijas. Tai yra apie nerimą. Tai gali parodyti jūsų nerimą. O paskui ateina ir žema savivertė, baimė dėl ateities. Kur yra diagnostika? Antras variantas yra diagnostika. Kaip atsikratyti nerimo ir nebijoti pokyčių? Tai yra tokio tipo turinys, kurį dabar visi daugiausia ir kūrė. Bet pagalvokite, ne visi juk supranta, kas yra netgi ir tas nerimas. Ne kiekvienas gali atpažinti šią problemą savyje ir suprasti, kad tai, kas su juo vyksta, yra nerimas. Mes visi dabar dar įpratę kurti tą turinį kaip pirmam variante, kairiai pusiai, bet jis jau taip gerai nebeveikia. Su tuo turiniu viskas tvarkoj, galima ir tokį turinį kurti, bet žmonės jau nebeskaito tokių. Pirmam punkte, pagal šią antraštę mes dar galim suprasti, kad čia bus duodamas problemos sprendimas. Jeigu jūs žmogui duodat atsakymą, žmogus gauna atsakymą, koks tikslas jam eiti pas jūs ir tuo labiau mokėti jums pinigus. Geras išsamus turinys padeda žmonėms suprasti savo problemą. Tai yra savidiagnostika. Jei turite tai, kaip antram, prisimti ant savęs daugiau pareigų, kurios viršija jūsų galimybės, tai nėra apie ambicijas. Tai gali būti nerimas. Jūs turite tai gali būti nerimas ir aš tai papasakosiu, kaip su juo susidoroti savo Telegram kanale. Pasižiūrėkim daugiau pavyzdžių. Valgyti saldumynus po sunkios dienos tai nėra apie savęs lepinimą ir meilę savo. Tai yra nerimas. Čia yra diagnostika. Galvoti apie nesėkmę ir norint tam pasiruošti iš anksto, tai nėra rūpestis savimi. Tai yra nerimas. Iš anksto padaryti daugiau nei reikia nėra atsakomybė. Tai yra nerimas. Įsivaizduoti 101 galimą scenarijų nėra nuspėjamumas, tai yra nerimas. Visi šie pavyzdžiai verčia žmogų susimastyti ir atrasti save. Ir pagalvoti, tai jeigu aš 100 kartų klausiu to paties savo artimųjų, tai yra tai, kad aš nerimauju, tai nėra mano rūpestis jais. Ir kodėlgi toks turinys, diagnostika veikia gerai plačiai auditorijai. Įsivaizduokim dabar dar pavyzdį, papasakosiu kokim. Įsivaizduokim trenerį, paimkim sportą, kuris aktyviai dalyjasi treniruočių kažkokiais patarimais ir padeda žmonėms kenčiančiams nuo nugaros skausmų. Jis greičiausiai ten dalyjasi įvairiomis technikomis, kažkokiais variantais, siūlo kažkokias specialias treniruotės, sakykime, ir dalyjasi kažkokiais naudingais patarimais. Ir dabar įsivaizduokit žmogų, kuriam karts nuo karto pradeda skaudėti koją. Jis pradeda ieškoti informacijos internete, bet neranda nieko tinkamo ir nebežino, kaip savo padėti. Tiesą sakant, jo skausmo priežastis yra nugaros problemos. Tačiau šis treneris, apie kurį minėjau, kuris dalinasi kažkokiamis technikomis, siūlo kažkokias specialias treniruotės, dalyjasi naudingais patarimais, kaip sutvirtinti nugaros raumenis. Tačiau šis treneris ir tas vyras, kuriam skauda koją, jie niekada nesusitiks, nes žmogus nesuvokia, kad jam skauda koją dėl stuburo problemų, dėl nugaros galbūt kažkokių problemų. O treneris nepaaiškina, kaip tie simptomai gali būti susiję, kad žmogus suprastų savo problemos esmę. Tai tipiška tokia situacija, kai ekspertai ne visada sugeba perduoti svarbias detalės iš savo nišos, savo platesniai auditorijai, kad auditorija galėtų padaryti savo diagnostiką, kad jie galėtų suprasti savo problemą. Ir labai dažnai dar ekspertai vartoja sudėtingą kalbą, sudėtingus terminus, kurie nepadeda žmonėms suvokti savo tikrųjų problemų ir poreikių. Jei treneris sukurs turinį, kuriame jis aiškins sąryšį tarp nugaros ir kojų skausmo, naudodamas kažkokias paprastas metaforas, paprastus pavyzdžius, tai tas žmogus ir supras, galbūt jis jį ir atras, pamatys ir ateis pas jį nusipirks kažkokias galbūt treniruotės. Nes žmogus suras savo problemą, supras savo problemą.
Ir supras, kad šis žmogus gali jam padėti ją išspręsti. Nu, arba paimkim gydytoją, įsivaizduokim gydytoją, chirurgą, kuris specializuojasi, nežinau, ten plaučių stenozė ar kažkas tokio būna, ne? Jis turi ten daugiau patirties, aktyviai dalyvauja seminaruose, rodo, transliuoja save socialiniuose tinkluose, kalba pastoviai apie stenozę, kokie vaistai yra, kokie gydymo metodai ir panašiai ir panašiai. O žmogus, kuris visiškai nesupranta, kas tai yra tokie ir kokie simptomai yra tam, kad nustatyti savo stenozę, kaip pasireiškia šią ligą sergant, ne, kokie simptomai, gali 1000 kartų susidurti su šiuo gydytoju, kuris protingas, ne, pasakoja ten kažkokius gydymo metodus, bet nieko savo naudingo ten nepamatys. Jam skauda širdies plotę ir jis nesupranta, kas ten yra stenozė. Kad būtent tai, kas jam vyksta, kas su juo vyksta, ne, ką jis jaučia, yra stenozės požymiai. Ir galbūt akiratėje jie susitiks, ne, pasirodys šis daktaras, bet žmogus jo turinyje nepamatys savo problemos. Juk jam dūrė tik širdies plotę. Iš kur man žinoti, kad ten man yra stenozė? Ir va ši problema liečia daugybę žmonių, psichologų, trenerių, terapeutų, kurie vartoja tą specializuotą, platesnį auditorijai nesuprantamą kalbą. Jie kalba apie savo temas, nepagalvodami, kad daugelis žmonių negali atpažinti savo problemų. Todėl plačiai auditorija, diagnostinis tas turinys labai gerai veikia ir pritraukia auditoriją. Ir diagnostinių tų formatų yra iš tiesų daug. Mes galim per metaforas, per vaizdus, per infografiką, per naujienas visą tai transliuoti. Šio tipo turinys leidžia žmonėms geriau suprasti save. Pavyzdžiui, kai naudoju tokius metodus, daugelis žmonių pradeda suprasti, kad aprašytos situacijos iš tikrųjų yra apie juos. Ne? Jie juose randa save, mato savo problemas. Mane vienas žmogus atėjo, kodėl pas mane atėjo konsultacija, todėl, kad mano postuose pamatė save, pamatė savo problemas. Tu rašai apie mane. Tai esu aš, tai apie mane. Pasakei, lyg perskaitai mano mintis. Toks turinys traukia žmonės, surenka didžiausias peržiūras ir pritraukia naują auditoriją. Ir turinyje reikalingos tos prasmių grandinės. Daugelis žmonių iš karto pradeda pasakoti apie save, kokie jie yra šaunuoliai, kokie jie puikūs specialistai, kaip moka padėti kitiems, tačiau nėra tos prasmingos grandinėlės, ką nori išgirsti žmonės. Todėl ir negirdi mūsų, neklauso mūsų. Visas tas bendras frazes, kaip prasidirbti save, kaip prasidirbti tėtį, kaip prasidirbti mamą, kaip svarbu mylėti save, žmonės yra girdėję 1000 kartų. Ir jie nebegirdi, jie nebemato. Jie nesupranta, kodėl jiems svarbu klausytis būtent jūsų. Ir kad jie nesupranta, kodėl būtent jūs esate jam reikalingi. Ir tos prasmės neperteikia tos naudos, nėra perteikiamos prasmės. O ta prasmių grandinėlė, tai yra jūsų pozicionavimas, gilus pozicionavimas. Tai atskleidžiamas, gilus pozicionavimas, kuris yra atskleidžiamas per prasmes, o ne taip, kaip visi įpratę, kas aš ir kokioje nišoje dirbu. Tai irgi toks trumpas prisistatymas, kas aš esu, bet tekstuose per prasmes mes atskleidžiam būtent savo tą pozicionavimą gilų, einam į gilį. Ir kai mes pateikiam savo eksperto lauką, kūrėme sluoksniais, ne, įsivaizduokit kaip pyragą, tortą, kuris yra sluoksniuotas, ne, kai mes, tie sluoksniai mums padeda atskirti tam tikras užduotis ir palengvinti turinio priežiūrą, žmogui palengvinti įsigilinimą į jūsų turinį, pasinardinimą, man labai patinka tas žodis, panardinti žmogų į savo eksperto lauką, ne, palaipsniui, po truputį. Kai mes aiškiai pasiskirstę uždavinius, žinome, kokį ir kodėl turinį mes dabar darome, mums daug lengviau yra kurti turinį. Pavyzdžiui, mes imame turinį sklaidai, plačiai auditorijai skirtą turinį, imame užduotį padaryti diagnostiką, kad žmogus galėtų pamatyti savo problemą, ne, iš mano kažkokio rilso. Aprašome, kokias problemas mes galime padėti išspręsti, tikslinę auditoriją reikia čia vėl suprasti, ir kaip mes galim atlikti diagnostiką, kuri padėtų žmogui suprasti savo problemas. Tai jums tas supratimas padės labai sutrumpinti turinio kūrimo laiką, nes pačiam lengviau suprasti, ką ir kodėl tu nori daryti, o žmogus supranta savo problemą, atranda save, supranta, kas jam yra ir žino, kad jūs esate tas žmogus, kuris jam padės susitvarkyti su savo problemomis. Kiekvienas tas turinio sluoksnis turi savo funkciją, o kai funkcijos yra atskirtos, jas daug lengviau paskui įgyvendinti, ne? Einam kaip pyragą, kuriam savo turinį. Vienas turinio tipas, viena užduotis. Nereikia, kad jūsų postas būtų ir išskirtinis, ir unikalus, ir parduodantis, ir išspręstų visas problemas, visų žmonių visas problemas, ir padarytų viską, kas įmanoma pasaulyje. Ne, vienas įrašas, viena lengvai išsprendžiama problema. Nereikia visko kabinti ant vieno posto, rilso ar ten kokio kito turinio formato. Ir parduoti save, ir parduoti savo unikalumą, parodyti ir dar 100 užduočių atlikti. Ne? Pasirinkti vieną užduotį ir ją tada bus daug lengviau įgyvendinti. Rinkodaros piltuvėlis vienas, apie ką aš dabar kalbėjau anksčiau ir sakiau, kaip mes pritraukiame auditoriją į savo flagmano produkto pardavimą. Ne? Tai anksčiau visas turinys buvo kuriamas aplink vieną pagrindinį produktą, apie flagmaną. Pavyzdžiui, jeigu aš žiūrėčiau kaip pavyzdį ir duočiau jums iš savo mentorystės, ne? Mano flagmano produktas yra mentorystė. Jo kaina man nėra paslaptis 2222 svarų. Ir jeigu aš traukčiau auditoriją į savo mentorystės
pardavimą, jūs matot vat, tą grandinėlę, ne, jį gali būti išskirstyta dar smulkiau, bet va taip auditorija, ne, taip grubiai išskirstint auditoriją, nemokamas produktas, Tripire'is tai yra mini produktas, nebrangus mini produktas, kas yra dabar, ne, aš turiu auditoriją, kuri nemokamas produktas, pavyzdžiui, pravedžiau webinarą, tada parduodu kažkokį mini produktą ir šiame mini produktame, kurį aš dabar vedu, ne, parduodu savo flagmaną, parduodu savo mentorystę. Nusiraminkit, nieko nepardavinėsiu. Tik mokau, rodau kaip pavyzdį, ne? Ir dabar daugelis dirba su to. Ir viskas tai yra, okei, tai yra tas rinkodaros piltuvėlis, kuris gerai dirba, bet iš tiesų yra ir kita galimybė, kai tu kuri bendruomenę, kuri eksperto lauką ir augini savo brando fanatus. Tu kuri turinį, sklaidai, plačiai auditorijai skirtą turinį, ne? Ir vedi į savo eksperto lauką. Ir kai atvedi į savo eksperto lauką, žmonės auga tavo lauke, ne? Tu įgyji ten 10 tūkstančių savo brando fanų, ne? Tu gali kurti, negali, bet tu kuri po truputį produktus kažkokius, smulkius produktus. Tu gali turėti vieną ar flagmaną ir net ne vieną, bet tu gali prikurti daug produktų ir tavo visi tie brando fanai perka iš tavęs. Kai mes prieinam tada tokį tašką, kai nesvarbu, ką jūs parduodat, kai pas tave yra eksperto laukas ir armija brando tavo fanų, nesvarbu, ką tu parduosi. Svarbu, aišku, sfera, niša, svarbios prasmės, svarbu turinys, kuris čia kuriamas. Į centrą stovi jūsų auditorija ir jūs, turėdami auditoriją, nesvarbu, ką jūs kursit, ką jūs jiems siūlysit, jie perka. Vat akivaizdus pavyzdys yra man įrodymas Jolita. Pamiršau pavardę jos, sporto trenerė. Aš prisimenu, kai jį pradėjo dar čia dirbti Anglijoje, pradėjo su keliom merginomis, o pas ją dabar yra, grinai pas ją yra tas ekspertų laukas sukurtas, pas ją yra jos brando fanų ir jį parduoda beleką ir visi iš jos perka. Jį parduoda treningus, parduoda maikutes, parduoda tašes, parduoda treniruotės ir visi iš jos viską perka. Jei jūs turite auditoriją, nesvarbu, ką jūs parduosite. Jūs turite tuos savo brando fanus, kurie nori iš jūsų belekokio produkto. Vat jūs esat psichologas. Vietoj to, kad pastoviai dirbtumėt pagal šitą rinkodaros piltuvėlę, ne? Ir pastoviai čia auditorija, reelsai, reklamos kažką, nemokamas produktas, Tripire'is, ten mokamas mini produktas ir parduodat savo flagmaną. Pastovus judesys, į kurį reikia parduoti, ateina ten apšiltinti auditoriją ir kad parduoti, nesukurti ten tas varonkės, varonkės yra rinkodaros piltuvėlį. Kuriat tas varonkės ir vedat visi savo produktą. Čia sukūrus erdvę, žmonės eina ir patys perka jūsų produktus. Bet kodėl norėjau atskleisti tą eksperto lauko naudą? Aš tikiuosi, kad jūs suprantat jo svarbą ir nuo šiol jūs kursite bendruomenę aplink savo brandą. Kas dar svarbu, tai suprasti, kad tie žmonės, kurie ateina pas jūs, yra jūsų žmonės. Tai kaip suprasti, kad tai jūsų žmonės? Ir kaip pritraukti tuos žmonės, kurie yra būtent jūsų? Tai pirmiausia, kyla klausimas, kas jūs ir kokią auditoriją jūs norite pritraukti. Tai jūs turite suprasti savo tikslinę auditoriją, kaip visada. Ir tie žmonės ateina ant tam tikrų prasmių, ant tam tikrų jūsų žinučių, minčių, kurias jūs perduodat. Jeigu jūs turite tai, ko trokšta jų širdis, jeigu jiems tai yra aktualu, jie ir ateina. Jie atskrenda kaip drugeliai, kaip bitės prie nektaro, ne, kaip drugeliai į šviesą. Todėl svarbu, kokią šviesą jūs skleidžiate ir kas pas jūs atskris. Kas pas jūs atskris, ar bitės ant nektaro, ar musės ant kažko, ant ko jūs skrenda. Ir kuo jūsų prasmės tekstuose bus platesnės, tuo didesnę auditoriją jūs ir apreipsit. Kuo didesnė auditorija pas jūs, kuri jumis pasitiki, kuri jumis tiki, tuo didesnės bus jūsų pajamos. Produkto kaina netgi gali būti mažesnė, jūs kūrėte daug tokių mini produktų, kas jums atneša, turint 10 tūkstančių fanų, su vieną produktą parduokit 1000 žmonių, kad ir po 10 svarų. Jūs taupot laiką, jūs uždirbat daugiau pinigų. Jums, pavyzdžiui, nereikia dirbti, įsivaizduokit, aš dabar kaip mentorystę, ne? Turiu mentorystę, 3 mėnesius ten vedu kaip mentorių žmonės, 3 mėnesius dirbu su, pavyzdžiui, 10 žmonių, uždirbu 20 tūkstančių. Jeigu jūs parduodat tam pravedat webinaro kaina 10 svarų, pas jūs nuperka 1000 žmonių, jūs ten uždirbat 10 štukų iš karto per vieną dieną, pravesdami vieną webinarą. Matot skirtumą, kaip jūs taupot laiką ir kaip jūs turėdami erdvę savo eksperto, turėdami armiją savo auditorijos, savo brando fanų, jūs taupot laiką, uždirbat gerus pinigus, parduodat pigiau, ne, ir suteikėt žmonėms galimybę augti. Visa tai priklauso nuo auditorijos dydžio. Kuo didesnė jūsų auditorija, tuo daugiau kainuoja jūsų ir valanda.
Jūsų, vat, kas laukia dabar, tai jūsų laukia kasdienis darbas, sistemiškas kasdienis darbas. Norint stabiliai augti, reikia turėti savo sistemą, kurti prasmingą turinį, kurti ryšį su auditorija, turi būti kontaktas su auditorija ir jūs tada davėsit tą auditoriją iki pardavimo. Jie patys kreipsis į jūs ir norės iš jūsų pirkti. Ar reikia kurti daug to turinio? Jau matėt lentelę prieš tai procentais buvo išdalintas, ane? Svarbu jums atskirti turinį pagal tikslus. Turinys klaidai, tai yra plačiai auditorijai skirtas turinys, ane, reklamoms, ir eksperto laukui, gylio ir prasmės turinys. Skirtas kurti ryšį su auditorija, kuriame duodam vertę, ne? Tai kaip ir matėt, jau gylio ir prasmės tas turinys reikalauja erdvės, kur kurti ir jis neturi būti perkrautas. Jei mes rašysim 20 įrašų per dieną, tai vietoj gylio mes turim didelę riziką perkrauti sekėjus, užkrauti sekėjus per didelę informaciją ir prarasti jų dėmesį. Šio tipo turiniui geriau mažiau, bet būtent kokybiško turinio. Bendrauti geriau su auditorija, kontaktuoti su auditorija, komentaruose bendrauti su ja. Todėl reikia to tikslingo, kabinančio, įtraukiančio turinio, naudingo turinio, kai žmonės jums rašo komentarus, kai nori su jumis bendrauti, nori prie jūsų prisiliesti. Plačiai auditorijai skirtas turinys ir tikslas yra reklama. Šis turinys neturi žmogaus tempti gilin. Jis tiesiog turi šmėžuoti, ane, žmonėms prieš akis, parodyti, kad jūs egzistuojate, kad jie sužinotų apie jūs, jūs pamatytų ir ateitų pas jūs į jūsų eksperto lauką.